Treneri, sveikinam su puikia antrojo etapo pradžia, 2 pergalės, gal ir galima abejas rungtynės apibendrinti, tiek kaip Jurbarke sekėsi, tiek kaip su Omega namie. Visų pirma, sveikinu Marijampoliečius su pergalė visus ir sveikinu šiandien Žygimantą Šimonį su gražiu jubiliejum 30 metų, tai jam dedikuojam šiandien tą pergalę. Aišku, kas liečia žaidimą, tai fizinė forma jau gerėja ir tas matosi rezultate. Tikrai tikėjomės aštresnės kovos, bet tikėjom savo jėgom ir eigoje pavyko juos nulaužti. Kaip baigėsi pirmas etapas, sakėt, kad turim daug darbo padaryti per pertrauką, ką pavyko nuveikti ir ar rezultatai jau čia indikuoja, kad tas darbas gerai buvo padarytas? Visų pirma, ką pavyko nuveikti, tai visiems padirbti kartu. Tai pirminis dalykas buvo visa komanda, išdirbome gerai, atstatėme fizinę formą, dar jinai nėra tokia optimali, dar kažkiek reikia laiko, tai ir žaidybinė forma gerėja, manau, vėliau bus daug geriau. Kuo daugiau, aišku, šiandien vėl traumelę vienas patyrė, ko gero bus rimta, tai gaila vėl. Kažkokia diagnozė, kažkoks įtarimas dėl Igno Labučio? Ne, Ignui bus vėliau atsakymai, tai čia kai darys tyrimus. Na, abejos rungtynės atrodo, kad gynyba turbūt galit būti patenkintas tiek Jurbarke, tiek Marijampolėje. Jo, kaip ir sakau, atsirado visų pirma fiziškumas, daugiau darbo vienas prieš vieną ir daug geresnis išpildymas, išdirbom per treniruotės, komandinis geresnis išpildymas, tai to pasiekoje ir nebloga gynyba gavos. Puolime šį kartą jau ir taškų. Atsirišo ir krepšys ir daug primesta, ir skirtumas didelis. Ar varžovas parankesnis nei Jurbarke, ar gal kažkas irgi pakeitėt kažką? Nemanau, kad parankesnis, tiesiog ateina susižaidimas, dar trūksta, pasižiūrėkite statistiką, daug pramestų iš po krepšio ir baudų metimai, 12 baudų pramesti, prieš tai rungtynėse 10. Nežinau, kur čia pasiekmes metam tas baudas, bet treniruotės vis tiek, matysim, tvarkysim. Žiūrint į priekį, tada daug darbo jau nuveikėt, ką dar norisi patobulinti, konkretesnis gal kažkoks elementas, baudas mest? Ne, tiesiog ruošiamės, vėlgi labai žiūrim, svarbu tą fizinę formą išlaikyti ir dar gerinti, susižaidimą gerinti ir ruošiamės sekančiam ketvirtadienį prie Žalgirį. Ko ten tikėtis, kokių rungtynių? Žalgiris irgi kažkiek keičiasi jaunimas turbūt. Jo, tenais daug fiziškumo, atletiškumo, tai reikia pasiruošti.